Dude, that was pretty good. Thank you. Ačiū. Mašinas pamatytum kokį. To divide the land. She was just like, Spėjinik, nesigartai.
Sakai, kad laikas bėga.
Arvydo Girzijausko rankose akimirka iš Dainų dienos patirties albumo. Tegul visi šio vakaro dirigentai prisimena vaikystės ir jaunystės akis, 10 000 jūsų balsų ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestrą vadovaujama maestro Martyno Staškaus. Paplokime dar kartą jiems. Moksleivių dainų šventė, žinoma, jums visiems reiškia ne vien šios dienos koncertą, bet ir ilgas repeticijas. O rytoj jau tikrai prasidės atostogos. Keliausite, skaitysite, žaisite, važiuosite prie jūros. Ten 5 pirmą kartą Palangą pamačiusi Jovita, prisimenanti šviesų lietų ir tamsų žirgą, nešantį ją vaikystės metu. Taip kaip užaugo ji, užaugo ir Uosis kieme. Dirigentė Jovita Kulakauskienė. Lietuvių liaudies žodžiais ir Ryčio Svilainio muzika augo kieme Uoselis. Klausėme savo vaikų, turbūt nesitikėdami konkrečių profesijų, o vildamiesi išgirsti, kaip skamba jų vaizduotė. Norėčiau skristi lėktuvu, bet ne kaip keleivė, o kaip pilotė. Savo mamai Onai pasakodavo Roma, svajojusi apie orlaivio kapitonės kelią. Šiandien jos keleiviai yra ant žemės, tačiau vienas mostas, antras ir jie pasiruošę skristi. Pakilimo vartus atverkime dirigentei Romai Ruočkienei. Gintaro Zdebskio ir Ovidijaus Vyšniausko daina Mama, pakylėk ligi dangaus. Shield.
keičia laikas groti. Bet šiandien Edmundas sako supratęs, kad muzikai skirtas laikas iš tiesų neištirpo, jis susitelkė ne vien kaip meninė, bet ir žmogiška patirtis. Nuotraukoje nujaučiama, šiandien akivaizdi. Dirigentas Edmundas Jucevičius ir Vytauto Kernagio Tu esi man. Norėčiau sekundės. Mes visi esam čia kartu, ratu ir ne tik ratu, bet visi kartu. Bet mums trūksta vieno žmogaus ir tas žmogus yra Elena, kuri šiuo metu baiginėja labai svarbu, gal net patys svarbiausią piešinį. O tu žinojai, mama, kad tavo rankos yra tokios ilgos, kad gali pakelti mane iki dangaus ir kai aš miegu šitame kambaryje, tavo rankos vis tiek yra mane apkabinusios. O tu žinojai, mama, kad širdis irgi yra tokia truputį apvali. Ir kai tu apkabini mane, tavo širdis ir mano yra kartu. Kai sugalvojau nupiešti, kaip viskas buvo pradžioje, aš nupiešiau tave, mama. Kokia tu graži čia stovi.
Ir pagaliau aš čia stoviu ne viena, o su savo dukra Elena. Dukrytė, kiek tu visko pripiešėjai, kiek prikarpiai, prilipdėjai. Visą Vilnių iš televizijos bokšto išžvalgiai. Dabar jau tiesiog stovėkime susikibusios rankom, nes netrukus 21 valandą visi kartu giedosime tautišką giesmę, kuri nuskambės per visą pasaulį ir sujungs mus visus, o vienas iš šio begalinio choro balsų yra ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Brangus Lietuvos vaikai, jūs esate tiesiog neįtikėtini. Ir žinote, visos tos audros, kurios dabar sukinėjasi kažkur apie Lietuvą, yra niekas palyginti su jumis. Čia, ką aš pamačiau šį vakar, tai yra tikras energijos taifūnas ir visoms audroms slėptis prieš jūs. Man tik... Besiklausantis jūsų dainos, man kūnų bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vienas šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų. Dainavau dainų šventėje ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą, kurį išgyvena žmogus atliekantis dainą tokioje didžiulėje žmonių grupėje. Kuomet jūs dainuojate 10 arba 20 žmonių, tai yra choras, bet kuomet jūs susirenkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva. Lietuva, 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 Lietuva. Mėlieji, iš tikrųjų, man jau reikia greitai nustoti kalbėti, bet aš labai noriu, kad jūs šią akimirką, kurią čia šiandien išgyvenote, išsineštumėte į ateitį. Aš įsivaizduoju, kiek daug draugų jūs čia susiradote šitoje įvairioje grupėje. Matau, kad daugybė iš įvairiausių Lietuvos regionų vaikų atvažiavo ir šiandien dainuoja kaip vienas visi. Prisiminkite šitą akimirką, išgyvenkite ją ir toliau dainuokite širdimi. Netrukus mes atliksime nepaprastai brangę mums visiems giesmę, tautišką giesmę. Aš noriu, kad lygiai taip pat, kaip ir dabar, jūs atliktumėte ją širdimi, kad jūs įsiklausytumėte į kiekvieną tautiškos giesmės žodį. Ačiū Jums ir su valstybės ir tautiškos giesmės diena. Visus Jūs, visą Lietuvą. Dėkojame prezidentui Gitanui Nausėdai sukaupti mūsų balsus. Kviečiu dirigentą, šios šventės meno vadovą Vytautą Miškinį.
mokyklai, Nacionaliniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai dėkojame už šios šventės kūrimą. Ir čia, Vingio parke, ir prie LRT ekranų esanti Lietuva mojuoja visoms šio vakaro dirigentėms, dirigentams ir 10 tūkstančių choristų bei jų mokytojų, kantriai ruošusių, repetavusių, kad dainų diena įsiskleistų ir įkvėptų mus visus klausytis ir girdėti, kaip skamba Lietuva. Baigdami tiesioginę transliaciją iš Vingio parko ir nerdami į ansamblio Ratilio sūkurį, paplokime ir šios šventės kūrybiniai komandai, skirtingų profesijų balsams, susijungusiems bendram chorui.